Blemba, laikykis, Jėzau. Nežinau, ką čia dar padėti, vazoną va. Pastebėjau dabar, jeigu neturi backgroundų su žvakutėm, lemputėm ir taip toliau, tai jau nesi tikrai youtuberė. Aš stengiausi, okei? Nes anksčiau turėdavau tokį backgroundą, nežinau, ar prisimenat, bet dabar neturiu niekur kur pakabinti, tai nelaikysi visą video, taip. Hei, tai šiandienos video bus makiažas, gana paprastas, bet tuo pačiu ne per prastas. Tai nebus nieko labai ryškaus, tiesiog toks makiažas, kuris tiks, sakyčiau, nemažai dalį merginų. Arba vaikinų, nežinau jau, kaip čia šiais laikais vyksta viskas. Tie, kurie žiūri mano video ir mato, kokius ryškius makiažus pastoviai darau, turbūt galvoja, kad jeigu man jau reikia kažkur išeiti, aš dažniausiai prisidažau tiek, kad oh my god. Bet iš tikrųjų, tai aš labai vengiu ryškių makiažų, o ypač tamsių makiažų. Tiesiog kažkaip, jeigu žinau, kad varau kažkur į balį ar dar kažkur, aš nenoriu apkrauti tų akių labai daug ir blizgučiais ir dar kokia juoda spalva, nežinau, kad kitą rytą tie blizgučiai ir juoda spalva bus man ant viso veido. Nes aš kai švenčiu, tai švenčiu iki galo ir makiažui nusiiminėti laiko nebėra. Bandysim padaryti kažką tokio šviesaus, ne per daug, kad nebūtų per daug apkrauta. Nežinau, kaip gausis. Dažniausiai, kaip pasakau, taip, ant galo sėdžiu juodų dūminių makiažų. Pasistengsiu nenuklysti į šoną ir padaryti kažką tą, ką prižadėjau. Na, va kaip šnekas, man smagiai šiandien. Naudosiu šešėlių pagrindą iš P. Ir užtepsiu tiesiog ant vokų. Čia P. neringai. Čia P. Aš nežinau, gal aš dar neišsiblaivius iš planųjų, ar kas čia man, nes nebeperskaitau jau. Tai va, naudosiu šešėlių pagrindą iš P. ir padengsiu visus vokus. Visus reikia padengti, kiek turi vokų, tiek ir dengi. Tai labai daug kas dabar yra pamišęs dėl to P. šešėlių pagrindo ir aš nusipirkau jį vien dėl to, kad visi taip gerai apie jį atsiliepia, bet nežinau kodėl, bet kažko ypatingo žiauriai jame neatradau visiškai. Tai nežinau, arba aš čia iš vis nemoku dažytis, arba nemoku dažytis. Naudosiu šešėlį, kuris vadinasi Hunty ir jis yra iš Many MUA paletės. Dabar šitą spalvą, kurią užtepiau čia, bandysiu sulieti su spalva, kuri vadinasi Sickening. Ir tai yra tokia ruda, bet kartu su tokia oranžinė. Ir kadangi šita spalva yra šviesesnė negu ta, kurią užtepiau prieš tai, jinai turėtų padėti mums gražiau viską sulieti. Ir tada paimu švarų šepetėlį ir šiek tiek prasklaidau patį viršų. Toliau bandysiu daryti tą cut crease, arba kitaip kaip aš vadinu lanką tokį iš šešėlių pagrindo. Ir nežinau kaip man gausis, man niekada nesigauna tvarkingas tas cut crease, bet pritrūkau žodžių. Tai dabar naudosiu štai tokią kūno spalvą ir užtepsiu ant to šešėlių pagrindo. Tiesiog, kad sutvirtint šešėlių pagrindą. Tai aš už kadro prisidirbau. Naudojau blizgučius padaryti tokį apvedimą. Ok, tai greit prisiklijuosiu blakstienas ir pažiūrėsim, kaip viskas atrodo su blakstienu. Aš tas blakstienas ne per seniausiai nusipirkau, bet jau spėjau labai įsimylėti. Ir man jos labai patinka, nes jos kažkaip praveria tas akis ir tokios ilgos labai ir nėra tokios tankios, o tokios po vieną. Nežinau kaip jau, man labai patinka. Aš pirkau šitas blakstienas iš Primarko.
Tai va, bet nesitikėkit, kad pigiai, aš ir pati apšalų stovėjau ir galvoju, ar tikrai man reikia tų blakstienų, nes kainavo 5 svarai. Iš kur tokios kainos Primarke? Tai jeigu kažkuria iš jūsų sudomino tos blakstienos, tai pats tas įpakavimas atrodė štai šitaip. Šiaip tai aš esu toks žmogus, kad įeinu į parduotuvę ir pamatau tas blakstienas, pagalvoju, Primarke už blakstienas mokėti 5 svarus ir galvoju, ai ne. Tada išeinu iš parduotuvės, tada grįžtu atgal ir va taip stoviu ir galvoju, rimta ar neimta. Kita mergina pamatytų, galvotų, gražios blakstienos pasiimsiu ir viskas, o man reikia va ten taip stovėti. Labai džiaugiuosi, kad pasiėmiau ir turbūt jeigu varysiu dar į Primarką, o aš aišku varysiu, nes aš ten praktiškai gyvenu, tai užsipirksiu dar. Tos blakstienos yra labai lankščios, ne taip kaip kokios ten plastikinės, kur būna iš eBay. Toms, kurios truputėlį vargsta su blakstienų priklijavimu, tai manau šitos būtų labai geras variantas. Tai va. Tai einam dabar prie veido ir naudosiu YSL primerį ir tiesiog užtepsiu ant viso veido. Šitas YSL primeris yra paskutinis šūdas, aš naudoju dėl to, kad sumokėjau žiauriai daug ir dabar reikia naudoti. Ir parašyta, jog šitas primeris turėtų padaryti odą matinę, bet aš užsitekus šitą primerį jaučiuosi lyg oda dar labiau riebaluota pasidaro ir tiesiog net nebemalonu liesti. O taip ir būna, kai perki dalykus, kuriuos kažkas parekomenduoja ir tiesiog aklai nusiperki ir žiūri, kad paskutinis šau. Vien dėl to kažkaip aš irgi savo kanale taip nemėgstu kažko rekomenduoti. Dažniausiai būna, jeigu labai kažką rekomenduoju, jau visi pagalvos iškart, kad reklama. Pas mane kanale reklamų buvo tik viena, bet pati pasakiau, kad reklama, nes visas video buvo apie reklamą YouTube'ai. Tiesiog nematau tikslo žmonėm bandyti siūlyti visokį šūdą ir po to galvoti, prastūmiau. Kodėl aš turėčiau rizikuoti savo subscriberiais? Taip kaip kitos, Shein, Zaful, visus tas šmutkės rekomenduoja ir rodo ir oh my god. Man asmeniškai atsibostų, kaip jom nebaugu, kad subscriberiai tiesiog pradės atsubscribint, atprenumeruoti. Nes man asmeniškai nebūtų įdomu kiekvieną dieną matyti tos Zaful haul ir taip toliau. Haul. Tai tiesiog. Neringos stumimo valandėlė. Ok, varom toliau. Ir toliau einam prie kreminės pudros. Šį kartą naudosiu šepetėlį ir pudrą. Ir pudrą ne Fit Me šį kartą. Šį kartą panaudosiu Maybelline Dream Satin Liquid. Iš tikrųjų šita Maybelline Dream Satin Liquid pudra man visai patinka. Patinka, kaip atrodo ant odos, kad neatrodo žiauriai kaip kaukė, gali ją išskirstyti, jeigu nori, gali daugiau uždėtos pudros, tiesiog tokia buildable coverage. Ok? Aš šitą pudrą dažniausiai renkuosi, kai noriu pasidažyti, kai einu į darbą. Bet irgi problema yra ta, kad darbe reikia nešiuoti kaukę. Ir dažniausiai man nuvalo visą pudrą tą kaukę. Tai irgi ne kažką. Tai net neįsivaizduoju, nėra jokio varianto, kaip pasidažyti, kad ta kaukė nenuvalytų man pudros. Nors aš kartais pasukčiauju ir panaudoju savaiminį įdegį iš vakaro, užsitepu ir ryte jau būna veidas iškepęs. Tiesiog vis kažkaip geriau jaučiuosi negu eit pliku veidu. Nežinau, aš kažkaip nekompleksuoju į darbą, einant net ir be pudros visai, nueinu labai dažnai būna, ypač kai tie gydymai veido, būna, kai lupasi oda ar dar kažkas, aš einu į darbą tiesiog atsilupus. Bet šiaip kartais, kai noriu tiesiog savo atrodyti gražiau, tiesiog ir geresnė nuotaika, kai būni ar pasidažęs, ar kad ir tą savaiminį įdegį užsitepus ant veido, kažkaip jau visai kitas vaizdas, nebe tokia numirėlė. Tai jo, naudoju sleek maskuoklį, vadinasi Life Proof. Ir jo, aš jį visai naudojau jau ir visai mėgstu jau. Tai šitas maskuoklis gan greit nudžiūsta, toks labiau matinis ir visai turi to padengimo, sakyčiau. Ir aš jau tiesiog pripažinau tą faktą, kad kai turi paukiuose
paakiuose raukšlelių, tai bet kas ir subėgsi tas raukšleles. Ir tiesiog pripažinau tą faktą, kad nereikia kaltinti maskuoklio arba kreminės pudros dėl to, kad tau kažkas subėgo į raukšleles. Nes jeigu turi raukšlelių, tai automatiškai viskas ir subėgs į raukšleles. Logiška. Tai kad produktas kuo mažiau subėgtų į raukšleles, aš tiesiog stengiuosi per daug, kadangi daugiausia aš tų raukšlelių ir turiu paakiuose, tokių miniatiūrinių, bet jų taip nemažai yra jau, nes aš jau senstu. Stengiuosi tiesiog labai daug pudros ar maskuoklio tenai nepritepti, o jeigu jau netyčia pritepu, tai stengiuosi tą perteklių nuimti su drėgna kempinėle. Čia turėtų būti kompaktinė pudra, iš kurios padariau birę pudrą. Čia yra Rimmel Instafix and Matte. Ir man šita pudra labai patinka, nes jinai iš tikrųjų ant odos pasidengia labai plonų sluoksnių ir neatrodo per daug. Tai aš iš tikrųjų girdėjau, kad, nežinau, kažkur gal skaičiau kažką, kai būna Instagrame, man atrodo, tie apžvalgos kosmetikos. Ir mačiau, kažkuri mergina buvo pasidalinus šitą kompaktinę pudrą ir man buvo tiesiog įdomu sužinoti, ką kiti mano apie šitą kompaktinę pudrą ir tiesiog paskaičiau ir kažką sakė tokio, kad jinai labai stovi ant veido paviršiaus. Aš sakyčiau, visos kompaktinės pudros ar birios pudros, visos jos tą patį daro. Nebent bandysi padengti su šlapia kempinėle drėgna, tada taip įsigersi tą odą. Bet šiaip jos visos stovi ant to veido paviršiaus, tik tiek, kad tam yra skirti makiažo fiksatoriai. Jeigu nori tą pudruotumą nuo veido panaikinti, MAC Fix Plus turbūt būtų vienas iš geriausių pasirinkimų, tiesiog apipurkšti visą veidą ir tas pudruotumas išnyksta ir oda atrodo labiau panašesnė į odą. Aš šitą kompaktinę pudrą, kol jinai dar nebuvo biri pudra, mėgdavau įsimesti į tašę tiesiog ir kada mano veidas šiek tiek palieka labiau blizgantis, kadangi mano veido oda riebi, tai aš tiesiog labai nedaug tai reikėdavo priliesti tą pudrą ir uždėti tiesiog ten, kur labiausiai blizga ir iškart tas blizgesys nunyksta. Tai labai man patinka, kad jinai tokia matifikuojanti. Ok, toliau naudoju dar vieną kompaktinę pudrą, kurią paverčiau į birę pudrą vėlgi. Ir čia jau labai mažai to mano bronzerio. Aš naudoju šitą spalvą kaip bronzerį. Ir čia jau labai mažai jo beliko. Reikės užsipirkti dar kažkada, kai turėsiu piniginiai tų, kaip vadinasi, net pamiršau pavadinimą, pinigų, va. Tiesiog aš panaudoju štai čia ir aš veido, kažkas žiauriai kutenamas. Tai aš veido stengiuosi nekontūruoti dažniausiai. Aš praleidžiu kontūravimą ir aš tiesiog panaudoju bronzerį, nes su bronzeriu nereikia taip susitelkti, tiesiog gali va šitaip belė kaip užmesti. Ir ypač, kad aš turiu ant veido šonų randų, tai, nežinau, šitas Milani bronzeris man kažkaip, nežinau, išblurina tos šonus veido. Kažkaip nesusitelkia ties mano randais, ne taip kaip belė kokia kita kontūravimo priemonė, o kontūravimo priemonės dažniausiai yra tokios į pilkumą labiau, rudos, bet į pilkumą. Tai ant mano veido visiškai nekaip atrodo, nes mano randai pasigrebia visą produktą ir gaunasi tokie taškai ant veido šonų. O šitas Milani bronzeris man kažkaip pasiskirsto taip, kad netiek išryškintų tuos mano trūkumus. Labai dažnai gaunu klausimų, iš kur perku šitą Milani bronzerį ir kokią spalvą perku. Ir aš visą laiką labai vengiu atsakyti šitą klausimą. Aš naudoju tokią labai ryžą spalvą. Tiesiog aš labai mėgstu šitą spalvą ir man labai patinka, kaip jinai pašiltina iškart veidą. Toliau naudosiu savo mėgstamiausius skaistalus iš Milani ir man jie labai patinka, nes jie nėra tik matiniai, jie turi ir tokio švytėjimo sveiko. Veidas atgauna gyvybę, panaudojus šituos skaistalus. Tokiu būdu man nebereikia naudoti
highlighterio, nes aš jų nemėgstu. Tiesiog panaudoju šituos skaistalus ir gaunu ir blizgesio, ir tuo pačiu skaistalą. Tai va, apatiniai akių linijai pažymėti naudojau pieštuką iš Rimmel, kuris yra tokios kūno spalvos ir tiesiog praskaidrina akis, atšviežina ir neapkrauna jų. Tiesiog, kaip ir sakiau, dariausi tokį makiažą, su kuriuo drįsčiau kažkur išeit pavaliuoti. Pasidažiau apatinės blakstienas su juodu tušu, kokiu dar. Dabar pasidažysiu lūpas, nors šiaip, jeigu kažkur varau, aš dažniausiai lūpų nesidažau, kažkaip nedrįstu. Ir plus niekaip netrandu sau tinkančios lūpdažio spalvos. Nežinau, tiesiog būna, kad pasidažau ir iškart nusivalau, atrodo, eisiu taip. Kad užbaigti visą makiažą, šį kartą pasidažysiu su lūpdažiu ir bus viskas. Tai va, parodžiau, kokio pobūdžio makiažą maždaug daraus, kai pati noriu kažkur išeiti pavaliavot. Dažniausiai ir naudoju žemiškas spalvas, žemiškus atspalvius ir jeigu jaučiuosi labai ekstra, užmetu blizgučių kaip šiandien. Tai labai tikiuosi patiko mano video ir tikiuosi susitiksim kitam. Ačiū, kad žiūrėjot. Like, subscribe ir bye!